Kartais keistai gali skambėti Biblijos tekstai ir keistai gali skambėti dėl kelių priežasčių. Viena priežasčių tai, kad žmogus retai skaito Dievo žodį, tai galėsim pakalbėti kitą sekmadienį. Antra priežastis, todėl, kad netaip gerai pažįstamas yra Dievo žodis ir atrodo kartais kalbama šifrais arba todėl, kad Biblija normaliai arba neretai turi ne vieną sluoksnį. Ne vieną sluoksnį tai, ką tuo pačiu tekstu nori pasakyti. Štai šios dienos Evangelijoje mes girdime apie pradžią. Apie pradžią, nuo kurios prasideda Jėzaus tarnystė. Mes girdime apie du žmonės, kaip pagal Bibliją žinome, giminaičius, kurių vienas, žvelgdamas į kitą, sako, aš jo nepažinojau. Šiandieniam pasaulyje, manau, tai būtų visai gal ir įmanomas dalykas. Giminės arba giminystės ryšiai neretai dėja nėra tokie svarbus ir santykiai neretai nelabai yra palaikomi. Bet jeigu žiūrint į žydų tautą, mes turime suprasti, kad žydų tautoje giminystės ryšiai, tautos ryšys ir giminystės ryšys buvo ir yra labai svarbus. Ir stengiasi vienas kitą palaikyti. Ir stengiasi laikyti artimus santykius. Ir tas aš jo nepažinojau gali keistai skambėti. Vienas dalykas, tai vėlgi žiūrint į žodžius, kuriuos mes girdime, galime pagalvoti ir suprasti, kad yra skirtumas tarp dviejų žodžių. Tarp žinoti ir pažinti. Jonas nesako, kad aš jo nežinojau, nes kai viešpaties angelas apreiškė Marijai, tarp gausios giminės, kurią Marija turėjo, gausios, kadangi šeimos buvo visos gausios, tai giminė buvo tikrai gausi, ji bėga būtent pas Elzbietą. Taip, angelas apie ją užsiminė. Bet jeigu ir užsiminė ir būtų santykiai nepalaikyti, ar būtų bėgusi? Nežinau. Ir apskritai, ar angelas būtų sakęs, žinai, yra toks žmogus, tenai, ir ten visą gyvenimą neturėjo, visą istoriją reikėtų pasakoti. Neturėjo vaikų ir dabar susilaukė, 6 mėnesius galėtų nueiti, pasižiūrėti, pasitikrinti. Tai kalba apie žmogų, kurį Marija pažinojo. O tai reiškia, kad santykiai buvo palaikomi. Tai, kad Jonas nežinojo, kai kurie sako, Jonas gyveno dykumoje, tai galėjo nežinoti Jėzaus. Teoriškai viskas yra įmanoma, bet praktiškai greičiausiai ne nuo gimdymo išėjo į dykumą. Ir kaip minimum, anksčiausiai, kada galėtų tarsi išeiti į dykumą, yra 12 metų, kada jau berniukas yra įvedamas į vyrų bendruomenę. Bet ir tai, manau, tai vyko vėliau. Ir mes žinome, kad Jėzus su savo tėvais ir daugelis, aišku, savaime žydų pasvai keliaudavo visą laiką į Jeruzalę. Tai labai didelė galimybė, kad atsimenat, kai Jėzus pasimetė, kai Jėzus nebuvo ir kai pradėjo tarp giminaičių ir ieškoti, kad tarp tų giminaičių natūraliai kartu ėjo ir būtent ir Jonas Krikštytojas ir Elzbieta ėjo. Taigi tas, kad nežinojo, yra labai mažai galimybės. Bet tas skirtumas tarp žinojo ir pažinojo, žinoti ir pažinti, aš manau, suprantate, tai yra labai didelis skirtumas. Aš nežinau, kiek žmonių pasaulyje nežino Jėzaus. Nėra girdėję apie jį. Net ir tie, kurie yra baisingai prieš jį nusistatę, yra apie jį girdėję. Tačiau nėra jo pažinę.
kiek, nežinau, turistų ir su kiekvienais metais vis daugiau turistų trumpiau ar ilgiau užsuka į šventovę tam, kad pamatyti originalų paveikslą, kuris išplinta po visą pasaulį. Ir kiek mato menininko paveikslą, gražus, negražus, jau kiekvienas sprendžia, bet kiek jame atpažįsta Jėzų, kuris yra gelbėtojas, atpažįsta viešpatį. Labai didelis klausimas. Ir todėl tas pasakymas, aš jo nepažinojau, greičiausiai kalba apie tą skirtumą, kad iki to momento, kada Jonas išvysta tą, kuris ateina, ant kurio nusileidžia dvasia, apie kurį buvo jam prakalbta, buvo pranešta, viešpats buvo preiškęs, jisai matė jį kaip savo giminaitį. Kaip tą, su kuriuo galbūt kartu keliavo, galbūt kartu žaidė, kaip kitą, bet kokį kitą žmogų. Kiek jisai žinojo apie tą ypatingą viešpatės atsiradimą, nežinau, bet kokiu atveju. Vat kitas mano giminaitis, galbūt įspūdingai atsiradęs, jis ir pats atsirado ypatingų būdų. Ja? Negalėjo susilaukti ir susilaukė. Ir staiga tą momentą, kada turi prasidėti Jėzaus vieša tarnystė, jisai savo giminaityje jau atpažįsta nebe savo giminaitį, o tą Dievo pažadėtąjį. Ir tą kūno akių žvilgsnį persmelkė tikėjimo žvilgsnis. Tikėjimo žvilgsnis, kurį viešpats kviečia ir mus turėti, matant jį, žvelgiant jį savaime, aišku, pirmiausia, Eucharistiją, bet ne tik tai Eucharistiją, ir Dievo žodėje, ir bendruomenėje. Toliau, ką Jonas sako, vėlgi, nemanau, kad keistai jau skamba, nes tą išraišką mes girdime per kiekvienas mišias, sekmadieniais netgi ne vieną kartą, paprastom dienom bent vieną kartą. Ne? Kai sako, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Įprasta, esate girdėję begalę kartų. Lygiai taip pat šita išraiškos forma yra pažįstama ir Izraeliui. Tik tai nežinau, kiek jums tas pasakymas Dievo avinėlis yra pripildytas prasmės. Ne tik tai, kad jis yra susijęs su Jėzumi Kristumi, kad kažkokiu būdu Jėzus yra tas avinėlis, kodėl nesiliukas, kodėl ne kiškiukas, kodėl ne dar kažkas, nes, žinot, kiškiukai būtų, tada kiaušiniai kiškiukai labai gražiai susižaistų, neatrodo. Kodėl? Todėl, kad tas pasakymas tautą, kuri pažįsta Dievo žodį, nukelia į laikus, kada tauta buvo išvaduota iš Egipto vergovės. Kada prieš išvedant mirties angelas perėjo per visą tautą ir tam, kad jie būtų apsaugoti, jie turėjo savo staktas pažymėti avinėlio krauju. Krauju, kuris rodė ir davė ženklą, kad čia gyvena atpirkti, kad čia gyvena apsaugoti, kad čia gyvena išlaisvinti žmonės. Ir kai Jonas sako, štai Dievo avinėlis, jisai kalba apie du dalykus. Pirmiausia, apie tą, kuris ateina išgelbėti, ateina išvaduoti, bet tuo pačiu kalba apie tą, kuris tai atliks per savo gyvenimą, per savo mirtį. Tas, kuris atpirks mus savo krauju. Pačioje pradžioje tarnystės yra kalbama jau ne apie tą išvadavimo, kurio po to žmonės laukia, kurio apaštalai laukia, ne, kad ateis romėnus išvarys ir staiga mes vėl turėsime savo karalystę. Bet išvadavimą per kraują, iš ko? Iš nuodėmės, iš vergijos nuodėmiai, apie išvadavimą, kuris veda prie vienybės su Dievu. Ir per šią evangeliją Dievas mus kviečia pirmiausia, savaime aišku, jame matyti tą avinėlį, kuris jau išliejo savo kraują už kiekvieną iš mūsų. Žvelgti į jį, ne tik tai fizinėmis akimis, ne tik tai žavėtis ir džiaugtis, kad mes turime gailestingo Jėzus paveikslą,
bet per jį žvelgti į tikrą Kristų. Į Kristų, kuris ateina į kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Gyvenime laike ir pasaulyje, kada nei vienas katalikas negali pasakyti, kad negaliu sutikti Kristaus. Todėl, kad Eucharistija yra visą laiką gyvasis Jėzus buvimas. Nepriklausomai nuo to, ar Eucharistija bus tabernakulyje, ar bus išstatyta, tai yra tas pats Jėzus Kristus, kuris kiekvieną kartą laukia, čia ir dabar. Dievo žodis, kurį, manau, turite kiekvienas, kaip minimum po vieną egzempliorių savo namuose. Tai kada jisai yra uždarytas, sunku pažinti, kas čia tokio yra. Tam, kad jį pažinti, reikia jį atverti ir pradėti skaityti. Nežinoti, kad yra Dievo žodis. Nežinoti, kiek yra evangelijų, arba kiek ten, nežinau, netgi knygų visoje Biblijoje, bet pažinti patį asmenį. O tam, kad jį galėtume pažinti, reikia skirti jam laiko. Reikia leisti jam pasakoti savo istoriją, leisti papasakoti apie save, leisti papasakoti apie savo santykius su tavimi, kaip su Dievo vaiku. Galiausiai savaime aišku, Jėzų Kristų mes galime atpažinti jo bendruomenėje, jo bažnyčioje. Bažnyčia, kuri yra jo kūnas. Ir vienas kitame. Gausybė ir daugybė būdų ir galimybių Jėzų atpažinti kiekvieną dieną. Ir todėl mes turėtume nesustoti ties tuo pažinimu, kuriuo esame. Nes kuo labiau pažinsime, tuo labiau pamilsime. Kuo labiau pamilsime, tuo labiau norėsime būti su juo ir sekti jį. Kuo labiau norėsime būti su juo ir seksime juo, tuo labiau eisime šventumo keliu. Kuo labiau eisime šventumo keliu, tuo tapsime labiau panašus į jį ir tuo daugiau gyvenimo pilnatvės galėsime turėti, arba, kaip sakant, tuo daugiau bus džiaugsmo ir laimės, kurią galėsime jau ne tik tai savo laikyti, bet kurią galėsime apsčiai dalinti su tais, kurie yra aplinkui. Amen.